Sveiki. Važiavimas su ratuku yra vienas efektyviausių pratimų pilvo presui, beje, tai yra tas pats ratukas, su kuriuo aš pradėjau važinėti būdamas ar 16 ar 17 metų. Tai jis jau turi 25 metų stažą, tiek metų su juo treniruojuosi, padangos beje netgi nėra pakeistos dar. Ir kaip ir kiekvienas efektyviausias pratimas, tai per šitas netaisyklingai jį atlikus turi rizikas. Tai nereiškia, kad pats pratimas yra pavojingas, ne taip reikia suprasti. Suprasti reikia tai, kad jį atlieka netaisyklingai, atsiranda traumos rizika ir šiuo konkrečiu, tai yra ratuko atveju, yra rizika traumuoti nugarą, nugaros apačią. Čia beje ratukas yra, šitas motociklas dviejų ratukų, būna vienaračiai motociklai, su vienaračiu yra sunkiau laikyti balansą, tai kai būna sporto klube treniruojasi, tai būna vienaratis, važinėja su vienaračiu, jeigu namie tai su dviračiu, nesvarbu, tiesiog juos kaitalioju, tai nėra esminis dalykas. Paminėjau, šito pratimo aš nerekomenduočiau daryti naujokui pradedančiajam, nes pradedantysis, jeigu turi dar bendrą silpną fizinį pasirengimą ir jo pilvo presas nėra pakankamai stiprus ir važiuojant su ratuku pilvo presas, jeigu neišlaikytų, tada krūvis jau tektų nugaros apatiniai dalį, netrukus aš parodysiu, kaip praktikoje tai vyksta ir apatinę tą nugaros dalį galima traumuoti, ko aš nelinkėčiau ir aš nenorėčiau, kad jūs tą padarytumėte, kad tą traumą gautumėte. Šalia to, kad labai smarkiai dirba pilvo presas, važiuojant su ratuku taip pat smarkiai dirba, kaip pagalbiniai raumenys dirba krūtinės raumenys, platusis nugaros raumuo, pečių priekinė dalis ir tricepsai. Iš esmės galima sakyti, kad jis beveik visą viršutinę kūno dalį įdarbina. Jeigu norite daugiau išsamesnės informacijos, spauskite šią nuorodą žemiau. O dabar žiūrėkite šį video toliau. Aš tau duosiu, gerai. Tu man paduosi dabar? Va. Ačiū. Taigi jisai atliekamas atsiklaupus ant kilimėlio, įprastai daryti nuo kojų, nuo pėdų. Jeigu manoma, tokiu atveju, jeigu jūs turite jau ekstremaliai stiprų pilvo presą ir didelį kojų lankstumą, bet treniruotėse užtenka važinėti nuo kelių darant po... Aš paprastai darau treniruotės pradžioje 3 serijas po 10 pakartojimų. Taigi aš atsiklaupiu ant kelių ir esminis dalykas prieš pradant važiuoti ir kurį norėčiau pabrėžti ypatingai naujokams, tai kad prieš kiekvieną pakartojimą įtrauktumėte pilvo presą ir pradėtumėte važiuoti iš šitos pozicijos. Tai yra atvirkštinė pozicija taisyklingai nugaros pozicijai, jeigu lyginsime tai su mirties trauka arba štangos trauka prie pilvo, kur nugara turi būti tokia tiesi, vadinama išriesta. Čia susitraukite pilvo presą ir su įtrauktų, kiek įmanoma stengdamiesi išlaikyti, kiek įmanoma ilgiau įtrauktą, pradedate važiuoti, rankos arba visiškai tiesios, arba tik šiek tiek sulenktos ir važiuojate, kol iki galo išsitiesite ir tada grįžtate. Ir po to vėl prieš sekantį pakartojimą dėl kvėpavimo įkvėpėte, pilvo presą įtraukėte ir su įtrauktų pilvo preso adrenyte prilaikykite, taip? Važiuojate ir tada išsitiesite ir grįžtate. Jeigu kažkurioje amplitudės dalyje jums važiuojant atsiranda skausmas apatinėje nugaros dalyje, tai reiškia, kad pilvo presas neišlaikė ir dėl to tas krūvis, tada kūno svoris teko nugaros apačiai, dėl to ją pradeda skaudėti. Taip atsitinka dėl to, kad pilvo presas dar nėra pakankamai stiprus šito pratimo atlikimui. Bet dar vienas toks dalykas, reikia stengtis, kai pradedate važiuoti, save sunku matyti iš šalies, nebent pasuktumėte į veidrodį arba kažkas kitas pakomentuotų, kaip jūs darote. Jūs maždaug vienu metu turite išvežinėti ir pečius, ir dubenį. Kad vienu metu ir pečiai, ir dubuo išvažiuoja, ir vienu metu ir pečiai, ir dubuo grįžta. Tu mane laikai? Taip. Ačiū. Nes jeigu važiuos tik tai pečiai, tai nebus tas pilnas pratimas ir pilvo presui nebus krūvio. Jeigu važiuos tik tai dubuo, tai irgi nebus tas pratimas, kurį reikėtų daryti su ratuku. Tai jau kitą žanrą primena, irgi pilvo presui nebus stipraus krūvio, bet antrojų atveju bus apkrovimas nugarai. Dabar, jeigu yra taip, kad jūs pilnos amplitudės negalite atlikti dar dėl nepakankamai stipraus pasirengimo. Tu palaikysi? Parodysiu, dėkoju. Parodysiu, kaip galima treniruotis tą amplitudę trumpinant. Taigi aš dabar pasidarau priekyje barjerą, galima kažką pasistatyti arba naudoti sieną, prie sienos arčiau privažiuoti. Ir važiuoju iki čia. Važiuoju iki čia, grįžtu. Važiuoju iki čia, grįžtu. Tai yra ta amplitudės dalis, kurią aš sugebu sukontroliuoti. Tada, kai aš šiek tiek sustiprėjau,
iš tą amplitudės dalį jau sugebu saugiai atlikti, nepaleisdamas nugaros, o jeigu nepaleidžiu, tada man jos ir neskauda, tada jau galiu treniruotis va šiek tiek keliais atsitraukęs. Tada šiek tiek atsitraukiu, toliau tada pradedu važinėti ir tokiu būdu, po truputį tą amplitudę didinu. Tai va tokie būtų kertiniai važiavimo su ratuku atlikimo momentai ar mokymosi momentai. Vis dėlto dar kartą noriu pabrėžti, kad jeigu nepavyksta saugiai ir be skausmo to padaryti, tai reiškia, jūs save žalojate ir didvyriškumas šiuo atveju nebūtų sveikintinas dalykas, nebūtų šventingas dalykas, tada to važinėjimo su ratuku bent jau kuriam laiko atsisakykite, kol jūsų pilvo presas sustiprės ir jūs galėsite saugiai šitą pratimą daryti. Tada tam, kad pilvo presas sustiprėtų, beje, ratuką galima klasifikuoti, aš taip daryčiau, kaip ko gero pačią sunkiausią planką arba lentos variaciją. Aš ratuką vadinčiau tokiu pratimu. Ypatingai jeigu jūs nuvažiuojate, išsitiesite ir tą poziciją laikote, tai pats sunkiausias plank variantas. Tik šiuo atveju, šiaip plank, klasikinis plank arba lenta yra statinis pratimas, bet gali būti ir įvairių dinaminių variantų. Aš esu čianais padaręs ir video apie tai, tai ratukas būtų pats sunkiausias variantas, tai tiesiog treniruojantis lengvesnius plank variantus ir kilnojant kojas kabant ant lygiaverčių, kabant ant skersinio, kas yra daug saugesni pratimai. Sunkus, bet saugesni, jūs sustiprintumėte tikėtina per ilgesnį laiką pilvo presą pakankamai, tam, kad jau tas važinėjimas su ratuku jums būtų ir įkandamas, ir saugus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Ate, sakyk. Ate. Jei jums ši informacija, kurie čia dalinuosi, pasirodė naudinga, tada daugiau mano turinio, treniruočių, mitybos, maisto papildų, motyvacijos, disciplinos temomis, kur aš kalbu po 40-60 minučių, galite rasti Contribui platformoje, apačioje dalinuosi nuorodą, kur yra. Prisijungimo kaina yra tik tai 5 eurai per mėnesį ir ten yra jau virš 50 išsamių paskaitų. Turėdami tos prisijungimus, taip pat jūs turite galimybę klausti manęs ir gauti mano atsakymus apie jūsų treniruotes, apie jūsų mitybą ir taip pat gauti mano 20 ir daugiau jau netgi metų treniruočių, dietos laikymosi, dalyvavimo varžybose patirtį. Jeigu jūs norite, kad aš jums sudaryčiau treniruočių programą, individualią treniruočių programą arba individualų mitybos planą, tada su manimi susisiekti. Ir tai padaryti galite per mano Facebook, arba per mano Instagram, arba per mano internetinį puslapį andriuspavliukevičius.lt. Ačiū, kad žiūrite, būkite sveiki.